Sveiki, kaip Lukas ir sakė, aš iš valstybės duomenų agentūros, Jana Vanagi. Ir šiaip prieš pradedant pranešimą norėčiau, kad jūs irgi visi sudalyvautumėm jame, kad kartu mes pabūtumėm jame ir nuskenuokite šitą QR kodą ir atsakykite ir porą tikrai klausimų. Ir pasižiūrėsim, kokiegi bus po to rezultatai. Galbūt kas nors jau ir atsakė ir pabandė tą apklausą. Dar vieną minutę. Pranešimą pavadinau visai paprastai, kur gyvenu, nes iš tikrųjų yra tas dalykas, kad viskas, kur gyvenu, su vieta, tai susijęs su dviejais mūsų pagrindiniais duomenų šaltiniais apie gyventojus. Tai yra, kaip ir sakėm, gyventojų registras ir surašymo duomenys. Labai dažnai mes ir iš žurnalistų ir visų kitų gaunam užklausas. Tai kodėlgi tie skaičiai skiriasi vienam ir kitam registre, neregistre duomenų rinkinyje. Ir pasižiūrėjęs, pabandžius pasiimti duomenis, gyventojų surašymo ir gyventojų registrą, mes matom jau du skaičius, 2,8 milijono, kuris buvo surašymo duomenys ir gyventojų registras. Duomenys paimti sausio 1 dieną 21 metų ir vieno ir kito duomenų rinkinio. Ir jau skirtumai yra, kaip mes matom, daugiau negu 200 žmonių, bet dėl ko jie atsiranda. Ir tai yra sudaro maždaug 7 procentų tarp šitų dviejų duomenų setų, būtent tų žmonių skirtumų. Tai aišku, gyventojų registras tai yra tas duomenų rinkinys, kuriam suplaukia visi gyventojai, kurie turi tai dienai nuolatinę galimybę gyventi Lietuvoje ir galimybę deklaruoti savo gyvenamąją vietą čia Lietuvoje ir gyventi čia. Tai gali būti kaip ir Lietuvos piliečiai, ar ne Lietuvos. Kasgi yra surašymas? Surašymas naudoja, tai yra daug daugiau registrų. Taip, mes dabar nevaikštam pagal namus ir neklausinėjom, ar jūs gyvenat čia ir, tu prasme, arba kur jūs gyvenat. Bet mes naudojam pakankamai daug įvairių šaltinių. Tai yra 13 registrų. Tai yra ir gyventojų registrus pagrindinis, ir nekilnojamo turto, mokinių, studentų, mokesčių mokėtojų, sodros duomenis, darbo biržos, kuria dabar užimtumo tarnyba, kalinių ir visų kitų. Dėl to, ta prasme, surašymas tai yra daug daugiau duomenų, iš kurių mes nusprendžiam, ar žmogus gyvena Lietuvoje, ar yra nuolatinis gyventojas. Dar viena savoka. Gyventojų registras gyventojas, nuolatinis gyventojas. Kas yra nuolatinis gyventojas? Tai jis turi tam tikrą laiką pragyventi Lietuvoje ir bent jau pagal mane vienas iš tokių labai gerų parametrų, kad jis yra randamas keliose registruose. Kad ne tik gyventojų registre, bet bent jau dviejose jis egzistuoja. Gal nueina pas gydytoją arba dar kažkas, kad reiškia jis yra aptiktas Lietuvoje. Taip pat mes žinom iš tikrųjų, kad gyvenamoje vieta gyventojų registre ir surašymo gali skirtis. Čia irgi galima pasižiūrėti, kokie tai yra parametrai, dėl ko taip skiriasi. Bet irgi vienas iš tokių, kad jeigu yra šeima, turbūt yra ir mūsų čia, tarp mūsų esančių, kad gali būti vyras priregistruotas vienoje vietoje, žmona kitur, vaikai trečioje vietoje. Tai vis dėlto per surašymą stengiamės juos sujungti vieną, kad tai yra šeima, jeigu jie neįsiskiria, kad jie vis dėlto patektų į vieną vietą. Ir pasižiūrėjęs, kaip aš anksčiau įrodžiau, kad yra gyventojų surašyme yra 2,8 milijono žmonių, gyventojų registre, tai pačiai dienai tai buvo virš 3 milijonų, tai pabandėmgi pasižiūrėti, o kurgi tie skirtumai, didžiausi pokyčiai. Ir jeigu pasižiūrėt šitam žemėlapį, mes iš tikrųjų matom, kad čia išskiriau būtent tos regionus, tas savivaldybės, kur yra tas skirtumas daugiau negu 10% tarp gyventojų vienam ir kitam registre. Tai mes galim pasižiūrėti, kad iš tikrųjų viskas yra dauguma į pajūrį eina. O jeigu pasižiūrėti Klaipėdą, tai Neringos savivaldybė, tai yra 40% sudaro. Tai reiškia ten ne dvigubai daugiau, bet iš tikrųjų daug daugiau žmonių priregistruota, negu mes pasirašymą aptikom. Bet kodėl tai gali būti priežastis? Iš tikrųjų, aš visą laiką anksčiau kažkada rodžiau, kad ten ir mašinų registruota daugiau, kad jeigu pagal visą žiūrint, kad kiekvienas žmogus turėtų turėti mašiną arba dar daugiau, netgi kelias mašinas. Tai yra iš tikrųjų tokia ir taisyklė ir nutarimas, kad Neringoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys atleidžiami nuo vietinės rinkliavos. Labai gali būti. Aš žinau, tikrai paklausiau mūsų surašymo skyriaus, kad taip, sako, ten yra labai daug prisiregistravusių poilsio namuose arba kitose vietose. Tai sako, mes tikrai iškeliam jas tos būstus, kurie gyvena, kur turi nuosavybę. Tai va toks ir atsiranda dalykas. Labai įdomu, kad, bet šiaip pažiūrėt bendrą tendenciją, visuose savivaldybėse yra daug daugiau deklaruotų gyventojų iš gyventojų registrą, negu mes pasirašymą radom. Bet būtent šitą žemėlapis, pažiūrėkit, čia yra kur daugiau negu 10% skirtumas. Einam toliau. Tai, kad mes radom, kad jau yra toksai egzistuoja dalykas, kad skirtumai yra, aš tiesiog paėmėm tos žmonės, kurie nepateko į surašymą ir pasižiūrėt, kas jie tokie. Pirmas grafikas tai yra iš tikrųjų surašymo
būtent per surašymo žmonės, kurie iš viso ir visą populiaciją, kad pasižiūrėti, palyginti, komgi jos skiriasi, ar tai yra tos pačios tendencijos. Tai mes matom, kad iš pradžių žmonės, iš tikrųjų, jeigu žiūrėt, tai yra vaikų mažiau turim, tas yra jau, čia yra kita problema galbūt, kurią reikėtų spręsti jau politinio lygmenį. Toliau mes žiūrim, kad visi vyrai ir moterys, žalias tai yra vyrai, oranžinė tai yra moteris, kad jie yra labai panašus ir pasiskirstę pagal amžių labai panašiai. Tik tai, kada jau vyresnio amžiaus, mes matom jau tas skirtumas didesnis, mes nežinom, kad vyrai iš tikrųjų miršta anksčiau pas mus negu moteris. Bet šitas grafikas rodo būtent tą skirtumą, būtent tų žmonių, kurie nepateko į surašymą. Pasižiūrėkit, kas darosi. Labai keistas dalykas. Kodėl vyrų tiek daug, tie, kurie nepateko į surašymą? Ant tiek didelis atotrukis tarp vyrų ir moterų, kurie nepateko į surašymą. Tai iš karto, iš pradžių aš padariau grafiką iš tikrųjų pagal amžių ir jis nieko labai nepasakė, bet taip galvoju, pasiskirstykim pagal lytį. Ir šiaip labai įdomus, keistas buvo dalykas ir norėjusi pasižiūrėti, o kas tie vyrai, kur jie atsiranda, kodėl taip yra. Ir pasižiūrėjom, iš tikrųjų pagal gyvenamą vietą mes tiesiog juos sujungiam ir pasižiūrėjom, kad yra tikrai keli adresai, kuriuose priregistruota virš 4000, virš 2000. Būtent čia išrinkti tie, kur daugiausia yra priregistruota vienam adrese, būtent tie vyrai. Pasižiūrėkit, Šiauliai, Guest House, GRTK, geležinkelio, prie geležinkelio stoties, vėlgi ta prasme adresas. Valanta, tai yra prie logistikos centro, pasižiūrėkit, visur yra pagrindiniai keliai. Šiauliai, Saudovės viešbutis, virš vien, Elektrienai, Guest House, Vilnius, kur važiuoti, aš jau išverčiau lietuvių kalbą, jeigu mes įvesim būtent šitą adresą į Google, tai bus netgi rusiškai pavadinimas, būtent šito motelio. Šiauliai vėlgi. Ir vienintelis toksai Riešiai namas, kuris neaišku, kur būtų įdomu nuvažiuoti, pasižiūrėti, kas tas yra, nes tai yra tiesiog gyvenamasis namas. Jeigu Google mes atversim ir pasižiūrėsim būtent Street View, mes pamatysim, kad tai yra paprastas 1 aukšto ar 2 namas, taip jis naujesnis, bet iš tikrųjų tenais priregistruota buvo 21 metais virš 1000 žmonių. Ir iš visą šitą pasižiūrėt, kaip mes matėm, viskas yra prie kelio ir visi praktiškai priregistruoti moteliuose. Taip, aš nepasižiūrėjau, kas jie pagal profesiją, bet jau galima daryti prielaidą ir po to toliau pasižiūrėti, kad tai yra susijęs su logistika, nes prie logistikos centrų, prie motelių ir iš viso, kaip moteliai leidžia registruoti pas save žmonės. Tai irgi toksai įdomus dalykas. Bet jau mes matom, o toksai tolimesnį pagalvoti, o šitie žmonės gali balsuoti. Ir jeigu apylinkė labai nedidelė balsavimo, tai toksai 4000 jeigu yra registruotas vienam adrese, ar jie gali padaryti įtaką balsavimui. Bet čia jau kitą reikia žiūrėti, dar toliau su VRK pakalbėti apie tai. Bet vėlgi, tai, kad ta prasme mes jau pasižiūrėjom žmonės, kurie yra skiriasi, šiaip iš tikrųjų nepateko į surašymą, tai buvo įdomu pasižiūrėti vėlgi tie žmonės, kurie pateko ir į vieną, ir į kitą duomenų rinkinį, bet jų vieta nesutampa. Iš tikrųjų, jie mačina tarpusavį pagal kodą, kad ta prasme, kad tai yra tas pats žmogus, bet jų vieta nesutampa. Tai tokių žmonių, kurie liko, tai yra apie 400 000 žmonių, kurių vieta nesutampa gyventojų registre ir surašymo duomenyse. Ir vėlgi, pabandžiau nupaišti tą grafiką, jau iš pirmo, tai, kad matėm, kad ta prasme yra kažkaip labai didelis skirtumai tarp vyrų moterų, pasižiūrėjau, ar čia irgi bus tas pats. Čia truputį kitokia situacija. Taip, vyrų darbingo amžiaus irgi yra daugiau negu moterų, kurie registruoja savo vietą kitur, tai galima daryti prielaidą. Vyrai nelinkę persiregistruoti galbūt arba dėl kažkokių kitų priežasčių registruojasi kitur arba pasilieka savo gyvenamąją vietą. Bet labai įdomus dalykai atsiranda. Pasižiūrėkit, yra 5-6 metų vaikai, 10 metų pikiukas toksai nedidelis ir kiek čia bus 20 metų. Studentai. Studentai, kurie dar nepradėjo dirbti turbūt, neišsiregistravo iš tėvų, bet yra kitoje vietoje ir jų gyvenamoje vietoje nesutampa. Nes jie universitete, jau jeigu kitą miestą, tai pagal surašymą jie būna priskiriami prie tos įstaigos mokymo. Bet va šitie irgi labai įdomus. Vaikai, kas yra 5 metų vaikai, 5-6? Tai yra prieš pradinę klasę. 10 vaikų, 10 metų vaikai. Tai yra kas? Prieš pagrindinę klasę. Tai mes visą laiką iš tikrųjų, kaip ir tėvai, būna galvojam, o tai vis dėlto į kokią mokyklą mums vaiką, kad tai geresnė galbūt. O kur tai geresnė? Ar mes turim galimybę ją patekti? Tai vienas iš pliusų, kada patekti į geresnę mokyklą, jeigu jai priskiriama tam tikrą teritoriją, stengiamės persiregistruoti tenais. Tikrai žinau tokiu atveju iš savo aplinkos, kad tokių buvo. Ir pasižiūrėkim toliau.
Toliau vis dėlto aš pabandžiau pasižiūrėti tai, kad savivaldybės pakankamai didelis plotas ir mes matėm, kad jau skirtumai tie yra tarp pačių, kurie nepateko į surašymą. Tai būtent tarp tų mečintų žmonių aš pabandžiau pasižiūrėti klasterius išskirti gardelėse, pagal gardelės, kur vis dėlto tos vadinamos pliusinės ir minusinės teritorijos. Tai yra pliusinės, tai yra tos, kur atsižvelgiant į kaimynų irgi reikšmę, padaryti klasteriai, būtent kur linkia žmonės prisiregistruoti ir kur linkia nesiregistruoti žmonės. Tai vis dėlto yra gavusi ta pati Neringa, bet plus atsirado ir Palangos klasteris. Tai yra klasteriai grinai tų vietų poilsinių pas mus, nes čia yra ir Šventoji, Palanga, Neringa dar labiau, būtent kitoj pusėje Drevernas ir visas kitas. Ir buvo įdomus va šitas variantas, tai yra Molėtų kraštas, Ežeringas, kur panašu, kad irgi žmonės linkia dėl kažkokio registruotis arba antrą būstą nusiperka ir visą kitą. Ir šiaip mes žinom dar kitas dalykas, kuom yra naudinga registruotis ne miestuose didžiosiuose, mokestis už mašiną mažesnis. Tai irgi kai kurie taip daro. Taip pat įdomi situacija, kad mes sakom iš tikrųjų, kad Šiauliai nyksta, iš tikrųjų nyksta jie gyventojų registre ir mes matom, kad tai yra teritorija, nežinau dėl ko, iš tikrųjų reikėtų gilesnis tikrai analizės, ten nelinkia registruotis. Per surašymą taip sukelti ten žmonės, tai reiškia per surašymą mes čia turim daugiau žmonių negu gyventojų registre, jeigu žiūrėti priregistruotų žmonių. Taip pat yra Dieveniškės ir centrinė Tauragės apskrities dalis. Jų nėra tokių didelių klasterių nesusidaro, bet jie pakankamai ryškus būtent šitie. Ir taip, kad aš sakiau apie pikiukus tos, ta prasme, mokyklų, aš ką paėmiau? Aš paėmiau tiesiog, ta prasme, Vilniaus miesto, tas teritorijas, kurios priskiriamos mokyklai. Iš tikrųjų, pas mus nėra visos Lietuvos, taip mokyklų padarytos teritorijos, bet Vilniaus miesto padaryta, bet bent jau jos paėmiau. Aišku, yra mokyklos, kurios nėra, ta prasme, teritorinės, jos priima vaikus iš viso Vilniaus, ta prasme, tai yra arba iš visos Lietuvos, ir gimnazinės, tai yra mokyklos irgi, kurios reikia laikyti egzaminus ir nesvarbu, ta prasme, kokioje tai vietoje gyveni. Bet būtent čia paimtos mokyklos, kurios yra pradinės, ir paskaičiuoti vaikų skirtumas, būtent iš tas teritorijas ir ką mes matom. Šiaip labai irgi įdomus dalykas, kad būtent Salutės mokyklo pradinę, Kunigaikščio Gedimino progimnazija, tai yra mokyklos, kurios turi pradinės klases. Tai yra Žvėrynas. Į Žvėryną visi stengiasi irgi registruoti savo vaikus, kad patekti į Žvėryno gimnaziją ir tas. Ir matomės, kad tai yra būtent deklaravę savo vietą, vaikus deklaravę būtent šitose teritorijose yra daugiau negu 10%. Tai yra 18, 17, 13. Aišku, galima pasižiūrėti ir minusinės, pavyzdžiui, kur mažiausiai susiregistruoja arba ten stengiasi neregistruoti galbūt vaikų. Tai yra Karaliaus Mindaugo mokykla, Gerosios Vilties progimnazija. Tai irgi, tas yra įdomus dalykas. Šiaip įdomu pasižiūrėti, ar tikrai ten, ta prasme, kokie vaikai susiregistruoja jau post factum. Šiaip pasižiūrėti. Taip pat būtų gerai pasižiūrėti, ar iš tų teritorijų, kurie priklauso, kiek ten procentų vaikų tuose mokyklose. Jeigu žiūrėti progimnazijas, tai čia truputį kitokia situacija, bet vėlgi pirmą vietą Žvėryno gimnazija. Vėl į 5 klasę visi nori į Žvėryną. Šiaip turėjau irgi nemažai pažįstamų, kurie stengiasi, ta prasme, patekti į Žvėryną, jeigu jau ne kažkokias kitas mokyklas, tai į Žvėryną. Ir netgi 21% tenais Gabijos progimnazija, Kunigaikščio Gedimino progimnazija, ir jie matom, kad jie vis tiek jų tas teritorijos yra kažkur Žvėryne egzistuoja. Mažiausiai, kažkodėl Simono Daukanto progimnazijoje. Nežinau, kodėl, gal jūs pasakysit, nes aš jau tikrai vaiko neturiu to gimnazinio, tokio mažo 5 klasės, tai aš jau nežinau šito dalyko. Bet būtų įdomu sužinoti. Ir priėjomės prie mūsų anketos. Kaip mes matėm, kad iš tikrųjų vyrai linkia registruotis kitur daugiau negu moteris. Ir šiaip mūsų anketos, ta prasme, rezultatai galim jau dabar pasižiūrėti, kaipgi mūsų salė ir visi, kurie žino apie tą konferenciją, kaipgi pasiskirstėm. Tai jeigu mes matom, kad 71% tai yra pakankamai neblogai, bet vis tiek 29% žmonių, kurie supildė tą anketą, vis dėlto gyvena ne ten, kur registruoti. Tai nėra mažai, nes mes patys realiai kūrėm tos duomenis, tos registrius ir kaip mes juos pateiksim, ant tiek jis bus teisingas ir mes galėsim jo vadovautis, kad daryti kažkokius sprendimus. Ir matom iš vyrų ir moterų. Vėlgi, vyrų yra daugiau, kurie gyvena ne ten, kur registruoti, negu moteris. Nedidelis skirtumas 4%, bet vis tiek jis yra. Bet būtent, kurie deklaravę vietą kitoj seniūnijai, nes galėtų gyventi
kitam adrese, bet toj pačioj seniūnėje. Tai irgi įdomu, nes jeigu mes darom didelę teritoriją, imsim didesnį, kaip seniūnėje, tai jau nėra to skirtumo. Jeigu aš gyvenu toj pačioj, bet kitam adrese, tai lyginimui, tai galbūt ir nebus didelis skirtumo, bet jeigu jau gyvenu kitoj seniūnėje, tai irgi jau kažkokie kitokie sprendimai gali būti. Bet mes matom, kad tarp vyrų ir moterų tai yra vienodai pasiskirstę, būtent šitos reikšmės, kad vis dėlto nemažai. Jeigu tu deklaravai vietą jau kitur, tai yra apie virš 70%, kad tu reiškia deklaravai kitoj seniūnyje. Tendencijos išlieka bendros gyventojų ir surašymo duomenų. Nieko mes ne kitokie negu visa Lietuva. Ir iš to einant, mes galim visą laiką išskirti tipinį gyventoją Lietuvos. Būtent šitą aplikaciją buvo ir padaryta tam. Čia mes matom Lietuvos, aš pavadinau statistiniais gyventojus, tai yra kas toksai vidurkis būtent to gyventojų, kuris gyvena Lietuvoje. Tai yra, gyvena greičiausiai mieste, 44 metų, bus vedęs arba ištekėjusi, pirmą santuoką apie 24 metų, bus vidurinis išsilavinimas, dažniausiai specialistas, dirbęs ir dirba vienoje šitų būtent sričių. Arba prekyba, arba gamyba, arba švietimas. Taip pat aplinkui maždaug tankumas, aplinkui gyventojų bus 43. Taip pat galima pasižiūrėti ir vyro kortelę, ir moters kortelę. Taip galima pasižiūrėti dabar ir pabandyti pažymėti kokią nors teritoriją. Būtent aš paėmiau šį kartą balsavimo teritorijos, tokias netipinės platinimo teritorijos statistikai, bet tiesiog neseniai buvo, galbūt kas nors suras kokios nors koreliacijas tarp gyventojo kortelės ir būtent tų rezultatų, kurį mes gavom per surašymą. Ir jeigu lyginti, tai mes galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, gal mažesnė kokią pasiimam šitą. Mes galim pasižiūrėti irgi kasgi būtent šitoj teritorijoje. Tai irgi galima pasižiūrėti kaip vyro, taip ir moters kortelę. Šiaip įdomiai pasižiūrėti, būtent buvo kaip didelė kova tarp Vilniaus rajono, kasgi viena Lenkų partija arba kitas laimės ir tas Duchnevičius tikrai laimėjo labai nedidelį balsų skirtumą, bet visi laukia, bus taip ar ne taip, ką mes galim pasižiūrėti iš tikrųjų irgi. Būtent kur jis laimėjo, tai yra kaimo. Tai teritorija iš tikrųjų ten daugiau kaimų, 37 metų, matom aukštą išsilavinimą. Matom čia, pavyzdžiui, aukštą išsilavinimą, tarp žmonių čia aukštas išsilavinimas, ten, kur laimėjo kitoks vidurinis išsilavinimas. Vidurinis išsilavinimas. Aišku, tai reikėtų koreliaciją labiau pasižiūrėti, ar tikrai tai bus, bet mes jau tik pasižiūrėjęs duomenis, mes matom koreliaciją, kad truputį yra tarp išsilavinimo ir, pasirinkto kandidato, kaip bebūtų keista. Ir yra viena tik tai teritorija visoje Lietuvoje. Galėsit po to pasižiūrėti, galbūt rasit. Tai yra viena teritorija, kur yra moteris vadovės toje teritorijoje, būtent profesija vadovė, bet vienintelė viena tokia teritorija tik tai yra Lietuvoje. Nes su vyrų vadovais tai yra daugiau tokių. Ir kaip pasižiūrėt, dar įdomus dalykas, jeigu pažiūrėkit, čia yra dar Pilaitė pas mus, aš sakyčiau, tai yra žmonės tai kaime. Tiesa, moteris dar galima pasižiūrėti, kada jinai pirmo vaiką susilaukia ir kiek vaikų turi. Jeigu pasižiūrėsite irgi vakarinę dalį Lietuvos, tai mes matysim, kad ten yra vaikų, moteris dažniausiai susilaukia vidurkis 3, o rytinė jau dalį, tai yra kur dideli miestai, 2-1 tik tai. Tai irgi labai didelis skirtumai. Žemaitija pas mus auga, vakarinė dalis, rytinė tai labiau krenta. Ir kaip pasižiūrėkit, čia yra Pilaitės maždaug rajonas, Tarandės apylinkė, bet tai yra Vilniaus dar miestas savivaldybė, bet gyvenvietė kaimas. Dėl to aš norėčiau dar toksai mes turim fenomeną Vilniui. Iš tikrųjų, irgi, mes žinom, kad mes gyvenam Vilniaus miesto savivaldybei. Bet Vilniaus miesto savivaldybė vienintelė iš visų Lietuvos susideda iš miesto ir iš kaimų aplinkui esančių. Ir pasižiūrėkim. Taip, Grigiškės irgi, bet pasižiūrėkit. Čia yra Vilniaus miestas riba, jeigu aš paspaudžiu, tai yra gyventojų registro duomenys. Jūs prisimenat kokią tai teritoriją? Žiūrėkit, čia yra Depas, čia yra Perkunkėmis, tai yra jau Bigas, pavadinimas tai yra Pavilionių kaimas. Tai kur mes jūs gyvenat? Kas gyvena šitam rajone? Gyvenat Vilniuje ar kaime? Įdomu tas, kad adresai čia yra Vilniaus, bet teritorija yra kaimo teritorija. Ir jeigu pasižiūrėt, tai mes čia turim būtent žaliais pažymėta tie, kurie gyvena ir Vilniuje, ir adresas jų Vilniui. Būtent šitos teritorijos, kur yra adresas Vilnius, bet ir iš tikrųjų kaimo teritorija. Ir čia yra vienintelė, kaip sakėm, Grigiškės ir visa kita, kur yra ir adresai,
ir teritorija ne Vilniaus miestą, bet Vilniaus miestas savivaldybė. Tai čia galit irgi pasitikrinti, vis dėlto gyvename kaime arba mieste. Gal šiandien ir tiek? Ačiū.